pristatyti Aleksejaus Jevsejevo knygą. Ir kaip ir žurnalistai ką tik teiravosi, kodėl Kaune, kodėl čia yra svarbu, ar todėl, kad čia yra aviacijos muziejus, ar kažkas daugiau. Taigi aš manau, kad Kaunas yra Lietuvai labai svarbus kaip aviacijos lopšys, tai sakyčiau, tikrai čia yra aviacijos meka, čia yra sparnų ištakos, žmonių galbūt istorinės šaknis ir turėdami tą jausti, aš tikrai linkėčiau ir sutinkant Dariaus ir Irenos skrydžio jubiliejinių metų paminėjimo metus, kažkaip man norėtųsi, kad Dariaus ir Girėno aerodromas diktuotų aviacinės madas Lietuvoje, galėtų pasakyti apie aviaciją ir ne tik Lietuvai, bet ir plačiau pasauliui. Ir tikrai to linkėčiau ir jeigu šitas aerodromas mūsų įsileis, mes irgi aviacijos pasaulis norėtume atvesti ne vieną naują idėją ar renginį į Kauną ir tai laikysime didelę garbę. Taigi todėl Kaunas, nes čia iš tikrųjų priatėjus prie Kauno mes jaučiame, kad čia gyvuoja aviacinė dvasia, ji yra labai gyva. Ir šios dienos vizitą Aviacijos pasaulio redakcija pradėjo nuo susipažinimo su naujuoju Kauno tarptautinio oro uosto direktoriumi. Povilas Ugianskis yra naujas vadovas tarptautinio oro uosto, labai jaunas, 28 metų, bet tai, ką jisai kalbėjo, mums visai patiko ir pasirodė, kad dar vienas optimistinis požiūris į aviaciją, siekiant suburti šiek tiek aviatorius, iš tiesų mus įkvėpia ir kažkaip mes labai sėkmingai pradėjome šitą gyvą. Įsikūrė tokia nauja organizacija Lietuvos kosmoso asociacija. Iš pradžio aš irgi šiek tiek šyptelėjau, buvo Lietuva ir kosmosas, taip tolimas šitos dvi kategorijos. Tačiau asociacija iš tiesų po savo stogų suvienijo universitetus, verslo įmonės, mokslininkus, visuomenės veikėjus. Bando politikus įtikinti, kad kosmosas iš tikrųjų yra mūsų kišenėje ir mes tą jaučiame. Ir iš tikrųjų visas kosmosas, tai ką žmonė vartoja, jis yra netoli, o jis kuriamas yra Žemėje, iš tikrųjų technologijose, gimsta mūsų galvose. Ir Lietuvos kosmoso asociacija iš tiesų per 3 metų padarė labai keletą didelių žingsnių. Tikrai jie ir buvo įkvėpėjai ir aviacijos pasaulyje atsiradusios rubrikos Kosmosas, ką jūs pastebite mūsų skaitytojai. Ir būtent atvykęs iš Europos kosmoso asociacijos labai aukštas pareigūnas Gusrojus pačiais pirmais metais pasirašė su Ūkio ministerija ketinimų protokolą, kad Lietuva galėtų tapti Europos kosmoso agentūros nare. Tie žingsneliai yra daromi ir iš tikrųjų kitais metais, metų pradžioje, čia visiškai nauja žinia, kad atvyks Europos kosmoso agentūros atstovai atlikti audito, kaip lietuviai galėtų iš tiesų integruotis ir būti priimti į nares, o tai iš tiesų aš manau, kad Lietuvai duotų naujas verslo žinomumo galimybės ir nebūtumėm tokie atskirti, nors iš tiesų jau tas traukinys seniai važiuoja ir mes ko gero esame paskutiniai Europoje, kurie ten nesame. Taigi, tuo pačiu dairydamiesi į tas sąsajas, praeitais metais, kaip žinote, į kosmoso konferenciją buvo atvykę astronautas Bobko iš Amerikos ir rusų kosmonautas Volkas. Iš tiesų teko irgi galimybę su jais daugiau pabendrauti. Ir taip atsirado paieška kosmonautų, ką mes iš tiesų labai branginame, kažkokių tai didesnių sąsajų su Lietuva. Visi puikiai žinome, prisimename Rimantą Stankevičių, o gal tų vardų yra iš tiesų ir daugiau. Bent jau visuomenės veikėjo mokslininko Sauliaus Lapienio duomenimis, jis yra ir teberenka medžiagą ir sako, kad pagal NASA šaltinius yra apie 300 lietuviškų pavardžių, kurios rodo, kad Lietuvos mokslininkai, žmonės dalyvauja kosmoso programuose. Taigi čia yra labai įdomus faktas, jisai renka tos argumentus, jis juos pildo ir ketina kada nors išleisti knygą. Gal subręsime ir sulauksime ir tokios knygos Lietuviai kosmose, kai bus keli šimtai pavardžių ir būsime labai nustebę. Taigi, beieškodami tų sąsajų, iš tiesų prieš metus laiko pradėjome šnekėti, kaip surasti Jevsejevo, todėl kad, visi žinome, kad jisai turėjo lietuvišką pavardę Kuraitis. Iš tiesų jisai ir gimė kaip Kuraitis, kaip Stanislovo Kuraičio sūnus. Ir taip likimas lėmė, kad iš tiesų jisai savo tėvą praktiškai ir nepažino, nes beveik tais pačiais metais, kaip jisai gimė, jisai nelabai
ko gero, kartais taip ir neliko neatsakytas klausimas, ar iš tiesų, na, kiek jam buvo to laiko, kai jo tėvą nuteisė ir jisai buvo nuteisęs už antitarybinę veiklą ir išsiųstas į Sibirą jiems 22 metams, kaip ir išbraukti buvo iš gyvenimo, o vėliau, kai tėvas grįžo iš lagerio, jau santykiai šeimų nebesusiklostė ir jie, na, nebesuvedė likimas. Tačiau Elisejevas tėvą buvo dar kartą sutikęs, kai tėvas sugrįžo, jie turėjo pokalbį, tačiau iš to pokalbio jisai labai mažai ką prisimena, tiesiog buvo susijaudinęs arba nelabai turėjo ką šnekėti, tas pokalbis nebuvo gilus, kaip jisai pasakoja. Vėliau tėvas jam paliko laišką, parašė didžiulį laišką apie savo gyvenimą ir truputį šioje knygoje, pabaigoje straipsnėje, kuris yra publikuotas, yra paminėta, ką tėvas jam papasakoja apie savo likimą. Tėvas iš tiesų buvo labai talentingas, Stanislavas Kuraitis labai daug pasiekė ir kaip mokslininkas, ir išradimų, ir naują pramonės rūšį sukūrė. Mama taip pat buvo labai gabi mokslams ir, reiškia, jisai turėjo gerą genetiką, gavo gerą užtaisą ir gerą. Turime svečių, atrodo, kaip bingo, prašom arčiau, jeigu... Kol aš kalbėsiu, aš truputėlį taip pat truputį pasakosiu niuansus, dar yra vėluojančių žmonių. Iš tiesų pas mus važiuoja Lietuvos kosmoso asociacijos direktorius Vidmantas Tonkus, jis būtent ir bus galbūt tas žmogus, kuris labiau papasakos jums apie kosminius aspektus. Prašom į priekį. Manau, kad ir politikai domisi kosmosu. Ir aviacija. Ir aviacija, tai yra tikrai labai susiję dalykai. Kaip jisai sako, kas jam yra svarbiausia, kas buvo, ką prisiminti ir ką pasakyti. O prisiminti jisai tikrai turėjo ką, nes labai buvo veržlus ir tai, kaip jisai pateko į Koroliovo konstruktorių biurą, kaip jisai kūrė kosminius laivus, ką jam tai reiškia, iš tiesų tai labai gerai atsispindi ir jis pats ragino iš tiesų savo kalboje jaunimą turėti kaip galima didesnius idealus ir sakė, kuo sunkiau išsikeli savo tikslą, kuo sunkiau jį pasiekti, to ir įdomiau, jeigu jį pasiekti ir todėl yra apie ką paskui rašyti knygas. Po mūsų kalbų šiek tiek bus galima ekrane pasižiūrėti, ką Aleksejus Elisejevas kalbėjo Vilniuje, rotušėje knygos pristatyme. Iš tikrųjų buvo tikrai labai daug žmonių ir mes labai džiaugiamės, kad didelėmis ovacijomis ir tokiu dideliu dėmesiu buvo pasitiktas, kaip Aleksejus Elisejevas pats sakė, kad jam didelė garbėlis, kiek žmonių savo knygos pristatymą niekada nėra matęs. Gal truputį norėjo pagirti lietuvių smalsumą, kažkaip tai iš tiesų anksčiau, sovietmečiu tikriausiai kosmonautams dėmesio netrūkdavo. Ir tai irgi matosi knygos pabaigoje publikuotose nuotraukos, kurias atsiuntė irgi Aleksejus Elisejevas knygai, yra 34 nuotraukos, iliustracijos knygos, kur šiek tiek atsiskleidžia, matom jo darbo kažkokius ypatumus ir iš laboratorijos, ir iš skrydžių, ir kitų. Šitas kelias kosmose iš tiesų nebuvo toks vien tik tai romantiškas ir vėl sklandus, kaip ir visada, tai tikrai buvo labai daug iššūkių. Įdomiausia yra tai, kad Elisejevas pats pasakojo, jog jam labai pasisekė, kad jisai dalyvavo būtent tose procesuose, ką žmonija kosmoso užkariavime darė pirmą kartą. Taigi tikrai yra įspūdinga techninė kalba, jo prisiminimai apie pirmuosius skrydžius į kosmosą. Jisai pats dalyvavo 3 skrydžiuose į kosmosą 69–71 metais. Ir tikrai įdomu yra tai, kad 69 metais buvo pirmą kartą atliktas 2 kosminių laivų susiėjimas ir perėjimas iš vieno į kitą. Ir būtent šitas kosminis skrydis Aleksejaus Elisejevo ir buvo pats sėkmingiausias. Perskaitai supranti, kad tai yra labai didžiulis minties lobynas ir jinai tą aktualumą yra tikrai išlaikiusi. Ir jo labiau, kad yra lietuvių kilmės kosmonautas, tai tokia supratome, kad lietuvių skaitytojas tos knygos yra vertas, kad mes galime ją iš tiesų išsiversti. Ir Elisejevą per metus, kai suradome, iš tikrųjų, tai įvykęs pokalbis, paklausėme, ar būtų galima knygą išvesti, tai jis iš karto sutiko, norėjo tik, kad niekas nebūtų pakeista turinyje, kad nieko
nieko nekeistumėm, bet daugiau nieko nenorėjo. Atvykęs į Lietuvą vieną egzempliorių tik tai pasiėmė ir išsivežė kaip, į savo bibliotekos lentynėlę pasidėti kaip eksponatą. Knyga šiaip yra, kai kurie žmonės jau perskaitė ir mes irgi labai prašytumėm tų žmonių, kurie įsigyja, todėl ir knygoje publikuojame elektroniniu paštu, kad labai prašysim atsiliepimo, gal kažkas papasakos kažkokią šalutinę istoriją, gal kokiom nors galėsim nustebinti Aleksejų Jelisejevą, mes kaip ir įsipareigojame ir pažadėjome jam truputį anonsuoti, kaip žmonės reaguoja į knygą, nes jam tai yra įdomu. Šilti jūsų atsiliepimai ir kažkokie pastebėjimai, tai, ką jūs gavote iš tos knygos, tai jeigu jūs mums parašysite laišką, mes pažadame kažkaip tos laiškus sugrupuoti ir nusiųsti išvertus, arba galite rusiškai rašyti pačiam kosmonautui, aš manau, kad jam bus įdomu. Lietuvoje su šiuo vizitu, kur kartu Aviacijos pasaulio redakcija ir Lietuvos kosmoso asociacija organizavome jo 3 dienų vizitą, užimtumą. Jam, ko gero, įspūdingiausia buvo, aišku, jis labai nusilenkė mūsų norui dalyvauti kosminėse programose, labai jam patiko, kad daug jaunimo tose programose yra įtraukta, domisi ir dalyvauja. Ir kaip vieną pačių svariausių ir įdomiausių faktų šio vizito Lietuvoje metu, jisai paminėjo savo didžiulį susižavėjimą pamatytą Kazimiero Simonavičiaus knygą Vilniaus universitete. Ir pasakė labai gražią mintį. Iš tiesų, ta knyga išleista yra Kazimiero Simonavičiaus didysis artilerijos menas, kaip žinote, 1650 metais. Jis ją pamatė pirmą kartą. Ir buvo taip nustebęs, nes vis tiek jis yra pats raketų kūrėjas, ir ten tos publikuotus brėžinius, kai pamatė, jis tiesiog buvo apstulbęs. Sako, aš ir nežinojau, kad ten amžiuje žmonės jau kūrė raketas. Taigi ir žurnalistam paskui jisai minėjo, kad šio vizito metu jam labiausiai įstrigo ši knyga ir jisai palinkėjo lietuviams, sako, išleiskite šitą knygą, gal keliom kalbom, gal kad patys galėtumėte vartyti. Sako, nedera, kad viena knyga, vienas egzempliorius yra prieinamas tik tai kažkokiems svarbiems žmonėms, o galbūt daugelis ar tai jaunų žmonių ar besidominčių negali to pamatyti. Sako, išleiskite didelį tiražą, kad žmonės ją mato ir varto kasdien. Taigi, va tokį gavom patarimą ir reikės gal ir bibliotekai perduoti, gal tai yra pamąstymas ir kažkokia tai mintis. Dėja, šį kartą Jelisejevas irgi plačiau Lietuvos nepamatė, mes bandėm kažkokią programą sudaryti, bet iš tiesų buvo daug susitikimų, konferencija, knygos pristatymas, uždarimo vakarėlis ir jisai išvyko. Tačiau yra tokia mintis galbūt jį pasikviesti poilsiui, savaitei, parodyti, galbūt tai gali būti kiti metai, jis mielai sutiktų atvykti su šeima ir tiesiog paturistauti, nes jisai būtent prisimena vizitus į Lietuvą kaip turistas. Su kosmonautais kitais atvykdavo į Palangą, ilsėtis, važinėti, gauti kažkokių tai šiek tiek pramogų, ir jam įsiminė, kaip jis pats minėjo, būtent labai draugiški žmonės, labai geros paslaugos ir labai graži gamta. Tai tokie jo, kažkokie prisiminimai. O žurnalistai labai užpuolę klausinėjo, kaipgi jisai, kaip jisai gal norėtų išmokti lietuviškai kalbėti, gal norėtų Lietuvoje gyventi, visokių tikrai buvo klausimų. Aišku, jis sakė, kad į Lietuvą jau atvažiuoti, gyventi nelabai jam pavyktų, bet jisai, tai pasakė, kad, sako, kiekvienas žmogus iš tiesų domisi savo tėvais ir yra svarbu, kur tėvai yra gimę. Taigi, ta prasme, jisai iš tikrųjų jaučia kažkokį tai širdies ketelėje meilę Lietuvai ir supranta, kad jam čia yra kažkoks interesas domėtis ir taip toliau. Tačiau pačių kosminių saitų ar ryšių jis labai nekomentuoja, nes labai korektiškai sako, kad jisai jau atitolė šiek tiek nuo tų technologijų šiuolaikiškų ir kaip inžinierius ar kažkaip nelabai domisi. Bet be abejo jisai žavisi naujais projektais ir marsolygiu, kuris yra Marse, jisai sako, kad tai labai įdomu, ką žmonės daro. Ir tačiau didelėse diskusijose, kas buvo labai įdomu, klausia, žmonės jau dabar technologinėmis priemonėmis gali matyti Žemę, gali paleisti palydovus, gali gauti informaciją. Kodėl vis dėlto skrenda žmonės į kosmosą? Kodėl tokia yra rizika, nes ji iš tiesų visada yra. Jūs ir patys matysite, paskui bus klausomi atsakymai, tai jisai kaip ir pasakė, žmonės skrenda todėl, kad nori. Tai va čia toksai yra kaip ir šmaikštus atsakymas, bet jisai va toksai ir yra.